Sveiki vandeniai. Atėjo laikas pailsėti, nes darbe nieko gero. Bet pirmiausia, prašau, spauskite patinka ir prenumeruokite mus, kad galėtume apsikeisti energetiniais mainais. Taigi, informacija tokia. Ši savaitė nepalanki darbui, todėl kad, gali viskas iš rankų kristi, kažkaip tai pajusite, kad, nėra jėgos, nėra energijos. Turiu galvoje ne fizinės jėgos, bet tokios vidinės, dvasinės jėgos trūksta, kad normaliai vykdytumėte savo pareigas, kaip jūs įsivaizduojate, kad turite vykdyti. Taigi, nepergyvenkite, jeigu truputėlį viskas kris iš rankų veikloje. Ir tai nesvarbu, ar jūs esate namų šeimininkas, ar šeimininkė, ar aktyvi darbuotoja, politikė, politikas, ar ten koks direktorius ar direktorė, nesvarbu. Galų gale gal ir gatvę šluojate, bet aš noriu pasakyti, kad nekreipkite dėmesio, jeigu kažkokie tokie, tai toks taškelis, tai prieš nosį raudona užsidegė, tai užsitrenkė duris, tai vėl kas, tai nekreipkite dėmesio, nes čia yra trumpas periodas, bet jūs, kadangi esate pakankamai jautrūs žmonės, tai galite į tai biškį labiau sureaguoti, negu turėtumėte. Emocinis fonas, tarp kitko, bus visiškai neblogas, ypatingai tas, kas susijęs su jūsų asmeniniu gyvenimu. Taigi turėtume džiaugtis visais vaikais, anūkais, arba planuoti vaikus, ar tiesiog planuoti, sutikti tą, su kuriuo galite planuoti tuos vaikus. Taigi viskas, kas su asmeniniu gyvenimu, turėtų jūs tenkinti, džiuginti ir jūs turite matyti perspektyvas. Daugiau šią savaitę neturiu ką pasakyti, spauskite patinka ir prenumeruokite mus ir ačiū ir iki kitos savaitės ate.